Kita priemonė vis tik būtų edukacija, bet ne ta edukacija, vat, kaip tik tai čia ateini, papasakoji vieną kartą mokykloje, o principinė edukacija nuo darželio. Jau net ne apie mokyklas kalbėti reikėtų, bet nuo darželio, todėl kad vaikai telefonais jau puikiai naudojasi 2 metų. Kad paaugliai yra taikinys. Jie sakė, kaip gerai buvo sovietmečiu gyventi. Vaikai niekada to sovietmečio nematė. Tai, iš kur jūs žinot, kaip gerai sovietmečiu buvo gyventi, tai iš socialinių tinklų arba dėja iš močiučių, kuriuos sakė, buvo nemokamas gydymas, nemokamas mokslas ir darbą visi pabaigė savo ugdymo įstaigas turėdavo. Tai matyti ir čia dar turim ką pagalvoti. Tas dėmesys, kad stebėsina tinklalaidžių, taikiniai paauglys ir autentifikacija, ar ne, kas padėtų turbūt kovoje su botais. Pastebėjimu dėl paauglių, ar ne? Kaip mūsų paauglių smegenys užkabina ir kaip gražiai paskui visas savo tiesas jiems pasėja.